na ką 100 metų. Šimtas metų vienatvės. Kas skaitėt knygą, pakomentuokit. Tai va, tai aš Afrikoje jau kurį laiką. Jau beveik metai aš čia. Su pertraukom, nes buvo mano pasas pasibaigęs. Reikėjo nuvaryti Lietuvą, pasidaryti naują pasą. Bet vis tiek grįžau į Motherland. Ir panašu, kad čionais užsibūsiu ilgiau. Tai šiuo metu Kenijoj. Čia buvo mano paskutinė šalis, kurioje per savo kelionių ciklą apsilankiau ir viskas. Ir nuo to laiko aš iš čia neišvariau, per daug čionais fainai. Ir fainumas tame, kad čia yra amžina vasara, pirma. Antra, kad nuostabiai pozityvus žmonės, geri, faini. Trečia, kainos žinoma, kad viskas centus kainuoja. Po to vaisiai. Be galo skanus vaisiai. Ta prasme, mangai, bananai. Obuoliai norėjau sakyti, bet obuolius jie importuoja, tai jie tokie panašiai kaip pas mus, bet tie egzotiniai vaisiai, tai nepalyginamai nuostabus. Ir jau kurį laiką čionais bimbinėjau. Gyvenu va tenais šitam name. Ir dabar kaip tik einam ieškotis naujų namų. Tiksliau, tenais yra toksai pastatas baltas, kuriame yra laisvų butų. Čia su butais yra reikalų visai susirasti. O čia jūsų dėmesio yra bažnyčia. Tokia kaimo bažnytėlė, bet vis tiek gali girdėti jų maldas ir poterius. Ir iš šalies, kai nesupranti kalbos, tas skamba juokingai, atrodo, kad jie ten velnius varo. Tos bažnyčios čia ant kiekvieno kampo ir, kaip suprantu, tie pastoriai, jie, žodžiu, verslą daro iš naivių, galbūt neišprūsusių žmonių. Ten surenka mažą bendruomenę ir tu matai, kad į bažnyčią pastorius atvažiuoja su prabangia mašina. Ir suprantama, tas yra iš žmonių aukų. Ką žmonės aukoja, tai žodžiu, bažnyčia, čia yra verslas. Kas mane stebina ir netgi šiek tiek erzina, tai pas juos butuose yra va šitas atlangas į išorę, į laiptinę. Tipo, tu sėdi namie ir turi langą į laiptinę. Taip atrodo. Du tualetai. Čia aišku. Tokia statybos kokybė, kur pas mus nepraeitų toli gražu. Ir pas juos visur tai. Namų paieškos ypatumai. Tai matot, laiptiniai šiukšlynas dabar, bet esmė tokia, kad čionais Kenijoj yra pakankamai sudėtinga susirasti namus, gerus namus su šviesiom sienom, naujas remontas, būtent,
Todėl, kai tik tais pastatas būna pastatytas, dar neužbaigtas netgi. Matot, darbininkai vaikšta, krapštasi, žmonės įsikelinėja po biškį. Tik pastatas pastatytas, iškart žmonės pradeda rezervuotis būtus, pradeda važiuoti, žiūrėti ir apsigyvena čionais. Dėl to dar pilna dulkių. Tik užbaigtas projektas. Tai toks butukas, čia skaitasi pas mus, tas būtų 2 kambariai, ne? Svetainė, sakykim, ir čia miegamasis. Pas juos čia yra vieno miegamojo butas, vadinasi. Čia yra vieno miegamojo, ten kitoj pusėje, tai čia kur žmogus stovi, berods 2 miegamųjų. Ir toksai butas, jisai kainuoja per mėnesį 30 000 šilingų, tai čia yra apie 200 eurų. 200 eurų. Ir mes jau pakankamai ilgai ieškojame, kur įsikraustyti, nes pas mus šiek tiek triukšminga. Mūsų dabartinis butas yra studija, tiesiog blokas, tiesiog didelis kambarys. Tas nėra problema galbūt yra tas, kad už lango tenais yra kelias, asfaltuotas kelias ir pakankamai aktyvus eismas ir dėl to kartais būna triukšmo. Ten motociklai su tom garsiom duslerkim ir panašiai. Čia matot, vienintelis kelias yra žvyras. Be asfalto, reiškia, čia nebus taip aktyvų, nebus tokio eismo ir bus ramybė. Tai štai ko mes ieškome. Jo, bet čia yra tokių afrikietiško remonto niuansėlių, pavyzdžiui. Dažų, tokie lašai, galima jų rasti visur. Čia toks kampai palikti. Tada šitas šviestuvas lempa random visiškai. Toks kreivas dar. Vėl dažai visur. Na, va čia nais. Žiūrim, kaip duris užsidarys. Va, užsidaro, nes čia nais hebra paliko skylę. Ta prasme, padarė galimybę užsidaryti durims. Yra tokių. Bet suprantat, kai čia pagyveni, kurį laiką tu pripranti prie visų šitų dalykų ir tas pasidaro taip natūralu ir netgi logiška, nes viskas veikia, tai kam kelti problemas. Aišku, pas mus nepraeitų toks projektas, nepriduotų tikriausiai su tokiais brokais vėl, rozetė, žiūrėkit. Bach. Lyg gulščių gal pas jas neegzistuotų. Čia dažai kažkokie. Kad dažų lašai visur, ant visų kampų, tai jau manęs net nebestebina, aš nebekreipiu dėmesį. Nu va, sakau, dar Bulgarkis simfonija skamba. Dar jie ten kažką chimičną. Vietelė čia visai rami ir mums buvo svarbu, kad būtų gamtos aplinkui. Kad galima būtų išeiti, pasivaikščioti tiesiog. Ir kad aš galėčiau pabėgioti, nes mieste nepatogu, nėra infrastruktūros, palei gatvėje bėgiot. Šitie dalykai, kam, pavyzdžiui, kam. Tipo, neaišku, kad čia virtuvė ir taip. Būtinai reikia uždėti plytelę su paveikslėliu. Palik paprastas plyteles. Bet aš jums sakiau, šitas variantas, jisai nėra blogas visiškai. Čia yra perfectly geras variantas. Nes
Kas biški užknisa pas juos, paprastai visur langai būna labai mažiukai ir grotuoti, kaip čia. Man, pavyzdžiui, namas yra, ar ne? Jau priartas. Nežinau, gal matys. Bet labai mažiukai langai ir grotos visur. Tai tu biški jautiesi kaip kalėjime ir viduj tamsu. Todėl, kai ieškom namų, mes visą laiką žiūrim, kad būtų dideli langai ir be grotų. Ne? Tai va, pavyzdžiui, šita erdvė su šito balkonėliu. Visai cool. Durys paprastai metalinės pas juos ir būna tokių nesąmonių, kad pavyzdžiui eina siena, durys į laiptinę ir va ta siena į laiptinę jinai su langu. Tipo langas į laiptinę ir vėl grotos. Kam? Aš nežinau. Bet, tokia kultūra, tai pas juos priimta yra. Ščiak dar. Dar šiek tiek pafilmavimų. Čia vyksta statybos, pavyzdžiui. Tai va šitas raudonas molis, raudonas šitas dulkės. Pastovi, tu tik išsivalai batus, išeini ir ragas. Kur neeitum, šitas dulkės. Užtat labai derlinga žemė visur. Auga puikiausiai viskas. Ir kadangi čia pastoviai žiema, pastoviai vasara, tai kiaurus metus auga. Jie sako, kukurūzus sėja 3 ar 4 kartus, 3 beras. 3 kartus per metus gali kukurūzų derlių nusimti. Žiūrėkit, apsilankėm dar vienam name. Čia jau visai senesnės statybos. Matot, apie ką kalbu? Va, čia, pavyzdžiui, nedabaigtas remontas, butas ir langai į laiptinę tiesiai. Tenais irgi. Hai. Ir langai į laiptinę. Čia va toks variančiukas. Einam dabar ieškoti pačio aukščiausio buto. Turim vieną. Šitas šiek tiek didesnis. You have at the other side too? Yeah? With every house. We should look at the other side. Oh, this is the side with the main road. Yeah, this is the side with the main road, and that one is more for the nature side. And I bet this. Man, šitas jau didžiulis butas. Čia nežinau, čia kažkoks komunikacijų vamzdis ar kas, bet vėl langas. What is that over here? I mean, what's the purpose of this? It's for ventilation? Hii ni ya nini? Like mbona iko hivi? Ama ni ya nini? Hii ni opening ya kupitisha mwanga. Oh. Hii ni sehemu pipe silivyouli opening test. Kiek čia kambarių? 1, 2, 3. Ir šitas dar balkoniuką turi. Man, šitas. Neblogas. Yeah, it's many. This correct. 3 bedroom. Yeah, 3 bedroom. And how much is this 3 bedroom? 50. 50 per month. Nu, pavyzdžiui, toks dar nesuremontuotas, nepadarytas. Langais laiptinė.
Tai va tas būtas 50 000, kiek čia nais yra? 10 000 yra 60. Tai 5 × 6, kiek 300 eurų. Ja. Gaunasi apie 300 eurų. Taip vyksta namų paieška. Tu atvarai tiesiog prie pastato. Matai, kad jisai gyvena žmonės ir tenais bus visur apsauga. Visur saugos žmonės. Ir tu su jais tiesiog kalbėsi prašai, kad jie tave... Oh, let's take a shoes maybe now. The people were cleaning the... No, but the people were cleaning the stuff, so... Didžiulis. Dar didžiulis. Vėl bus apie 50 000. Neblogi vaizdai atsiveria. Dar vienas pastebėjimas apie šitą namų medžioklę. Jeigu pastatas yra nedastatytas, būtų va tokių be langų, tenais be durų, tai reikia suprast, kad išsinuomavus būtą, tu girdėsi Bulgarkis simfoniją pastoviai, nes jie vis remontuos, vis tvarkys naujus butus ir ramybės nebus. Šitą reikia turėti. Žiūrėkit, parodau dar vieną. Hi. Parodau dar vieną, čia nes mus atvedė ant stogo. Ir čia yra būtas ant stogo. Vėl langai, tik šitie bent jau turi atspindį, matot. Nesimato, kas viduje vyksta. Ne su visais taip. Tai stoginis būtas. Vėl čia skaitosi dviejų miegamųjų. Tai iš principo 3 kambariai, nes svetainė, čia virtuvė. Čia, kaip suprantu, ilgas balkonas labai. Jau nuo čia iki ten. Čia. Dušas, tualetas, tell me. 40? Yeah, the first one which we saw was the best one. Yeah, matot. Matot, kas čia vyksta. Šitas 40 000 gaunas. Tai kiek? 200 kem eurų. 200 kem eurų, ne? Mes dar tam pačiam bute, tam pačiam pastate ir čia jau yra 4 kambarių turėtų būti butas, bet kas man patinka labai va šitas vaizdas. Kai jisai bus užbaigtas, čia bus labai cool. Labai cool. Matot. Gamta, paukščiukai čiulba. Didžiulis balkonas. Čia šitas kambarys net nesiskaito kaip kambarys. Virtuvė milžiniška. Čia dušai. Dar kažkas, nežinau. Dar tualetas. Balkonas. Kambarys. Tai esmė tokia, kad tu, pavyzdžiui, gali įsigyti šitą būtą, ne, tu už jį pradedi mokėti ir jie pradeda jį remontuoti pabiškį, jie pradeda jį tvarkyti. Ir ilgainiui tu tiesiog gauni būtą, į kurį gali įsikelti. Tai dar naujienų. Tik ką, tą nedastatytą būtą be apžiūrinėjant, man pakomentavo, sako, kodėl jų neužbaigė, nes sako, tu gali sumokėti už tą būtą, jį užbaigsi maždaug per mėnesį, bet tu gali pasirinkti, pavyzdžiui, kokias sienas nugriauti, kokias patalpas išplėsti ir pasidaryti pagal save. Tam jie yra neužbaigti, kad
pagal savo skonį galėtum pasidaryti. Langus kokius nori įsistatyti, ne, galbūt stumdamas durys balkone, nes dabar jeigu jie būtų užbaigti, tai nepatogu, tiesiog reikėtų tada perdarinėti ir panašiai. Skamba visai logiškai, tik sako, galim užbaigti per mėnesį arba 3 savaitės, kas man kelia abejonių. Turint omeny, kokie jie atsipalaidavę būna, man kelia biškį abejonių, bet nesusidūriau dar su šito, tai negaliu pasakyti for sure. Na, žiūrėkit, dar vienas būtas. Čia 2 miegamųjų. Vienas miegamasis. Vėl grotos ant langų. Čia 3 aukštas. 2 miegamasis. Ir kas man labai patinka čia, šitas balkonas. Visai netgi nice balkonas. Prieš tai buvau va ten. Ir ten buvo vieno miegamojo butukas. Čia 2 miegamųjų. Čia jau matot, jau pasistengė, jau išvalė, sutvarkė. Gali imti ir kraustytis ir gyventi. Nu, va tokie va palikti, aišku, vėl remonto ypatumai. Dažnas atvejis pas juos, kai va čia va, kabo rozetė, suktuvo reikia prisukti. Dažnas atvejis, kai pas juos balkone kranas su tekančiu vandeniu, nežinau kam, bet man atrodo, čia gali pasijungti skalbenkę. Jo, va čia mes nutekėjimas. Skalbenkę, ir viskas. Ir šitas kainuoja 40 000 jų šilingų. Tai kiek čia gaunasi apie 200 eurų. 200 eurų, hebra. Na, va toks butas mūsų standartais 3 kambarių su balkonu, su neblogais vaizdais. Vėl, tie neblogi vaizdai toli gražu ne visur. Aš nesirinkčiau mieste būto, jokių būdų, su balkonais ar be balkonų. Nes ten pastoviai triukšmas neblogiausia, kas ten egzistuoja. Jie dažnai degina šiukšles, plastiką, tai ryte gali užuosti gaivų degančio plastiko aromatą. Žinot, aš čia pasivaikščiau ir man toks vaizdas, kad reikės tverti va šitą butą. Nes tas čia, maloniau tiesiog būti viduje. Daugiau erdvės. Daugiau šviesos. Šitas balkonas man patinka.
Skalbenkės balkonas man patinka labai. Šitas. Žodžiu, reikia stverti šitą. Nes vėl, čia ilgai negali delsti. Jau žmonės apžiūrinėja, vaikštinėja čia nais. Dairosi. Okay. Paukštukai žaidžia. Ožkos vaikštinėja. Avis tenais net mačiau. Žodžiu, čia gyvenimas gali būti labai gražus ir ramus. Paprastai ir yra. Tik reikia susirasti tinkamą vietą, kad nebūtų to triukšmo. Žiūrėkit, ką mes valgom. Varysim pasižiūrėti dar pastatų. Va tenais yra ir čia toksai gatvės maistukas. Tai, žodžiu, kiaušinis. Jie nulupa tą kiaušinį, į kiaušinio vidų įdeda kačumbarį ir užpila druskos. Ir tu tokius 3 kiaušinukus sukapoji ir too good to go. Gali varyti toliau nuotykių ieškoti. Dešrelė šiltas parduoda. Šitas aparatas, tipo apačioj, yra anglis ir anglis šildo viršui esantį maistą. Tai visą laiką maistas šiltas, kiaušiniai virti ir, žodžiu, gali greitai labai pavalgyti. Tokių vat stotelių pilna yra per miestą. Pavyzdžiui, va tenais viena, 2 netgi yra. Čianais viena. Kartais tas kačumbaris būna spicy, labai aštrus. Tai Emi pas mane nevalgo aštrių, tai mes turėjom ieškoti neaštraus. Žodžiu, labai gerai. Labai pravartus dalykas, kai kažkur mieste randiesi ir išalkai ir nėra aplink restoranų jokių. Tai įmeti kelis kiaušinius ir tu vėl gyvas. Ir kainuoja, žodžiu, vienas kiaušinis 30 šilingų. Tai 3 kiaušiniai 100 šilingų kiek? 100 centų. Net ne 100 centų, apie 5 centų. Žiūrėkit, parodysiu, kaip tas atrodo. Dar vieną kiaušinį daro Emi. Show me. Va tai va, atrodo visas tas stebuklas. Ir žinokit, varkė, žiauriai gera varkė. Labai gera. Aš būsiu filmuojamas, kaip valgau kiaušinį. Why is your phone camera so good? Labai paprasta tai daryti. Įdeda tau į popieriuką ir tu tiesiog į visą praryji vienu metu. Ir žiauriai skanu. Čia idėja gatvės maisto pardavėjams Lietuvoje. Tiesiog laikai šiltus virtus kiaušinius ir įdedi salotų. Juos perpjovės ir druskos pabarstai. Ir varkė beveik tokia. Galima už kokių 5 centų Lietuvoje pardavinėti.